tikrai nesiseka užvaldyti aikštės vidurio. Oi, kokie spragavo Vykmaną dabar. Reiks smūgiuoti. Rezime turbūt airiai patys atsivežė, nes gynėsi neįtikėtinai tokių futbolininkų. Kalonas puikus perdavimas Mikoliūnui. Nuo šalies nėra ir pavojinga situacija. Galimas smūgiuoti. Įvartis Saulius Mikoliūnas. Pakeitimo Česnauskis į baudos aikštelę. 2-0. Tomas Danilevičius. Ne veltui jis yra rinktinės kapitonas. Rungtynėse pademonstravo iš tikrųjų, ką sugeba. Daugelis lietuvių šansų kol kas baigdavo su to, jog smūgiai būdavo netikslus. Kalonas, dar vienas perdavimas, pavojinga situacija ir sėdi ir žemę praradę. Ne Kristianas Tyvilis dabar nesutarė su savo komandos draugu, taip ieškotum dar vieną kampinį. Ledasma iš kairiojo atakos krašto. Beveik visi futbolininkai dabar yra Alano Makgregoro ginamų vartų baudos aikštelėje. Smūgis įvartis! Gaudas Grumėdas! Netrukus viską matysite dar kartelį. Alanas Makgregoras stambiu planu, jo veide neviltis. Visiška panika, kurią mes matome šalia savęs sėdinčių Škotijos komentatorių veiduose. Įvarčio autorius Linas Pilipaitis. Viena lietuvių ataka. Ir netikslus Sauliaus Mikoliūno perdavimas. Stankevičiaus vienas vienas. Marius Stankevičius šauna maždaug iš 25 metrų lygo. Tačiau lietuviai ir toliau atakuoja varžovų vartus. Perdavimas į baudos aikštelę ir įvartis! Mantas Savėnas. Štai taip, Lietuvos rinktinės saugas sužaidęs labai nemažai mačų pelno antrąjį įvartį Lietuvos rinktinės gretose. Įvartis brendo. Jie gali surengti ataką, tačiau gali surengti ataką ir lietuviai. Tomas Danilevičius įvartis! Fantastika! Tomas Danilevičius 2-0. Lietuvos rinktinės puolėjas muša antrąjį įvartį šios dienos rungtynėse. Štai taip. Ir įvartis 1-0. Tomas Danilevičius. Štai taip, pats pirmasis įvartis. Pirmasis įvartis per penkerius rungtynės. Ir 1-0 Čekija pirmauja. Ką kartą įvartį yra skaitama Severino muša savo antrąjį įvartį šiame turnyre. Atakant iš žinojų prieš šaltas dušas, slėgiai šaltas dušas kitiems. Ir dar kartą muša gelbsti savo vartus, kyštelėjo galvą. Įvartis 2-0. Dejonas Pilaševskis muša įvartį pačioje pirmojo kėlinio pabaigoje. Erikas Bramharas, Styvas Mandanda mūsų ekranuose, Marselio ir Prancūzijos rinktinės vartininkas ir Mantas Savėnas. Tradiciškai prie kamulio, kai prancūzai prasižengia ir yra galimybė pasiųs kamulį į baudos aikštelę arba smūgiuoti į vartus. Grumtynės dėl kamulio, pavojingas epizodas, smūgis ir įvartis. 1-0. Ne.